Kviečiu sekanti mūsų pranešėją, Arimantą Dumčių, Seimo pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijos nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininką. Jis asmeninė savo patirtimi, savo šeimos patirtimi žino, kas yra sovietinė okupacija, kas yra tremtis. Būdamas vos metų amžiaus, kartu su pirmaisiais tremtiniais, su savo šeima, buvo ištremtas į nepakenčiamas gyvenimo sąlygas į Altajaus kraštą. Tačiau sugebėjo išlikti, išgyventi, pabėgo iš tenai. Lietuvoje nuslėpė savo praeitį, kaip ir daugelis kitų buvusių tremtinių, kūrė savo gyvenimą, mokėsi, siekė mokslo aukštumų, tapo daktaru, chirurgu. Manau, išgelbėjo ne 100 gyvybių savo rankomis, o šiandien atlieka tikrai labai svarbų darbą Seime ir kitose pozicijose, kalbant ir siekiant tinkamos atminties išsaugojimo ir tinkamo sovietinio komunistinių režimų nusikaltimų įvertinimo. Ponas Arimantai, žodis jums. Dėkui, Rolandai, iš tokį nuoširdų pristatymą ir aš visus sveikinu konferencijos dalyvius, sveikinu nuo mūsų komisijos Seimo. Taip pat man leis pirmininkas mūsų visuomenės tarybos nuo mūsų pagrindinių organizacijų, kurios yra prie mūsų komisijos Seime, tai 11-12 organizacijų atstovai, Jonas Podžius štai pirmininkas yra ir dar daugiau mūsų komisijos narių. Taip, kad mūsų seimiečiai nėra atitrūkę nuo to, kas darosi Lietuvoje, kas darosi pasaulyje ir mes atitinkamai reaguojam. Dabar kas link mane asmeniškai, tai žinoma, jeigu pradėti pasakoti apie mūsų, ir čia mano draugų yra iš mūsų kolonijos, vienas kitas yra dar gyvų mūsų ir aš tame tarpe, tai būtų bestselleris, aišku. Tai jeigu norėtumėt kas nors iš svečių arba iš jūsų sužinoti apie 41 metų birželio tremtį, tai čia yra ir rusų kalboje, ir lietuvių kalboje apibendrinimas. Mes galėtumėm kopijuoti, prieikite, aš paskui tą galėsiu padaryti, kas norės. Komisijos darbas. Mums labai malonu, Rolandai, kad šiandien tokie klausimai yra įtraukti į tarptautinį lygmenį kaip Europos valstybių piliečių sąmoninimas apie totalitarinių režimų padarytus nusikaltimus, skatinimas apie tai diskusijos formoje ir taip pat apibendrinimas įvairių šalių, ne tik Lietuvos, apie pasiekmes, ką totalitarizmas sovietinis ir kitas sukėlė, kokias pasiekmes. Na ir ypatingai jaunimo švietimas, tai yra labai priimtina tą, ką mes ir darome mūsų komisijoje. Kalbėti apie mūsų darbą galiu tik tai pasakyti, yra dvejopi uždaviniai. Pirma, pačioj Lietuvoje, mūsų šalyje, galų gale apsibendrinti, kokie yra nuostoliai, kokios aukos, kokie likimai, ką patyrėme ir įamžinti tai ne tik rašytiniai, ir kitoj formoj, paminkliniai formoj ir taip toliau atmintyje. Tai šitas yra labai aktyviai daroma, kadangi pas mus labai gerai visi žinote, struktūros yra patvirtintos, dirba. Štai mačiau genocido rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė buvo labai didžiulį darbą atlieka. Tyrimo darbą ir praktinį darbą. Štai aš šiandien irgi kreipsiuos dėl 6 partizanų, kurie nepasidavė Prienų rajone ir kurie dar neįamžintos pavardės paminklinio kariško, lietuviško paminklo su įkaltom užsakymą kitiems metams. Ir štai visa Lietuva tokiais didvyriais yra paklota paminklais, istoriniam atminties vietom. Mes turim dar problemų dėl istorinės atminties išsaugojimo, kaip tik tai svarstom tos klausimus. Turim daugybę nežinomų didvyrių kapų, kur jie palaidoti. Sakyčiau, kad teisėsauga šiandien, kadangi mes genocidą pripažįstam įstatymu, atsimenat, kalbėta buvo
ir teismai ne visada efektyviai šitą įrodo. Tai yra labai blogai su mūsų prokuratūra, su mūsų teisėsauga, bet yra ir pavyzdžių jau labai nemažai gerų pavyzdžių. Ir toliau antras uždavinys yra ten, kur mes buvom ištremti, ten, kur mūsų buvo daug nužudyta, ten, kur yra reikalinga išsaugoti atmintį. Vyksta derybos tarp didžiosios kaimyninės šalies ir mūsų dėl kapaviečių įteisinimo ir jų priežiūros. Dialogas vyksta virš 10-mečio. Didžiulis nenoras. Savo jėgom viską darom. Jūsgi žinot, akcijas įvairias. Derybų tik protokolas dabar patvirtintas, praktinių dėl kapų išsaugojimo veiklų Rusijos platybėse ir kitur nėra dar pasiekta nieko. Mūsų jaunimas veržiasi. Paskutinė iš 7 akcija Sibiro šių metų 1000 jaunuolių norėjo patekti būtinai į tą 21 grupę ir 22 grupę. Praėjo tos išbandymus, 1000 norėjo patekti, tik tai 40 nuvyko į Tadžikiją ir į Tomsko sritį. Tvarko kapines, mato ir taip toliau. Ir štai mūsų komisija kartu su Seimu, kaip jūs žinote, yra paskelbusi šios metus laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metais. Per šiuos metus įvyko daugybė renginių, nesgi buvo, žiūrėkit, 70 metų trėmimų, Birželio sukilimo sukaktis, įvairių kitų sukakčių, daugybė renginių, vien ekspedicijų į Sibirą, sakykim, valstybinė delegacija, kuriai teko vadovauti ir pravažiuoti Altajų ir Stepių ir Kalnuotąjį, toliau Baikalo plaukimas Urbono, tiems dalykams mūsų pažymėti, Babravičiaus, toliau pačioj Lietuvoje, atsimenat, Rainių, toliau Červenės irgi buvom nuvykę ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai yra labai gražiai apibendrinti ir viskas yra žinoma ir iki jaunimo, iki mokyklos. Mūsų visuomenė taryba, ypatingai, kurie čia atsėdi kolegos, turi tiesioginį ryšį su mokyklom. Ir genocido rezistencijos tyrimo centro irgi dėka vaizdinė medžiaga patenka į mokyklas ir vaikai vis daugiau ir daugiau žino, kad jų pasąmoniai neliktų, o sąmoniai liktų, kas buvo tais laikais, kaip žuvo partizanai, kiek buvo trėmimų ir dėl ko. Sakyčiau, kad vaikai šiandien vis labiau šviesiau žiūri, bet man didelė neviltis yra, kada mūsų sudarytos knygos trėmimų, tomais, rezistencijos tyrimo centras Borauskaitė užsiminėjo, kada ją parodai, sakykime, Ženevoje, Jungtinių tautų organizacijos lygmenyje, visi labai nustebę tampa. Kaip negali būti? Apie mūsų netektis, apie mūsų bėdas, sovietinį genocidą labai mažai žino pasaulis. Žino, bet pripuolamai. O čia yra vienas iš tokių, ką jūs nagrinėjat ir nagrinėsit, tai yra, kad komunistinė ideologija šiandien yra gaji. Šių metų pradžioje buvo viena konferencija ir net mūsų kai kurie politologai išsireiškė. Kaip ideologija komunizmas yra šviesi ideologija ir Europos Sąjungoje, kuri yra liberalizmo ir apsėsta, laisvė be ribų, šita ideologija kai kurių smegenyse yra labai dar optimistinė. Atmeskim Staliną, ten diktatorius ir viskas. Ideologija yra puiki. Bet ideologija yra nepuiki. Mes ją uždraudėme. Todėl, kad bandoje, vadinamoji laisvoj, visada būna vadas išrinktas arba jis pats pasidaro jo diktatorius ir baigėsi tą ideologiją tik tai žudimais, totalitarizmu ir mes tokių pavyzdžių nuo Azijos iki Europos turim begalybę. Ir šiandien ta forma komunizmo ideologijos keičiasi
jinai yra subtilėja ir, kaip minėjo Emanuelis, mes turim tiesiog šalia savęs. Turim pasipriešyti, priešpastatyti demokratiją tam. Štai ir daugybė tų mūsų uždavinių yra, labai daug galėčiau kalbėti, galėčiau jums parodyti filmą apie mūsų išvyką į trėmimų vietas. Turiu pasakyti, slogus vaizdas. Mūsų kapai žūsta tremtinių, lageriuose nežinia kur nužudyti, nors žinom, kad jis ten buvo mūsų didvyris, kur jis yra paslėptas, kur sudegintas, kur nuvežtas ir užkastas, o pačių žmonių, Sibiro žmonių, nes teko susitikti su delegacijom Barnaulo konferencijai nuo Jakutijos iki Mongolijos delegacijom. Ir matyti, kaip jie gyvena Altajų, ten, kur ir aš ten buvau su kolegom ir kitai, didžiulė žmonių neviltis. Gražiame, turtingame krašte, Kalnų Altajus, nuo Alpės, didžiulė neviltis, dulkėtos gatvės, šalygatvių nėra, taip kaip man sakė, mamam žinatelis išvažiavom po karo, taip ir taip viskas atrodo. Išskyrus prezentacinės vietas, kur nors Barnaulė, ten arba kur nors Maskvoje, pasirodyt pakazucha, nedaugiau. Žmonės yra neviltyje. Ir lietuviai, kurie yra palikuonys, ten gyvena, kurie jungiasi į kultūros draugijas, jie jungiasi, maždaug apie 5000, kurie aktyviai veikia, bet jų žymiai daugiau. Jie nori jaunimas grįžti, dėl ko mes ten ir nuvykom, kad pratęsti grįžimo programą 12 metų dar 5 metam. Jie nori grįžti, jie neturi ten ateities ir neturi vilties. Nori grįžti į Lietuvą. Ir šie lietuviai, galbūt ir rusiškom pavardėm, arba kokiom nors boret mongoliškom pavardėm, kaip Kudirkaitė graži, su įstrižom akim, daktarė, pasivadino Kudirkaitė, nes nenori nors pavardės turėti tėvo. Tai jie yra, myli Lietuvą, nori čia dirbti ir jie nebėgs į vakarus, taip kaip kas šiandien ten išvyko, ar dabar jau nori net grįžti atgal. Jie nori čia gyventi, sudarykim jiem tas sąlygas. Mielieji, sėkmės jums konferencijoje.